Sveiki sugrįžę, mėly tinklalaidės Wellbeing Hub klausytojai. Šiandieną diskutuosim apie žmonės darbe ir aš turiu labai įdomią, labai gražią viešinę. Išduosiu paslaptį. Indrė, prie viso to, kad versle sėkmingai darbuojasi daugelį metų, dar yra mano artima bičiulė, kur susipažinom visiškai ne versle, sporte susipažinom. Bet šiandieną diskutuosim apie verslo dalykus. Tai su manim Indrė Beinaravičienė. Iki organizacijos tvarumo vadovė. Labas, Deimantė, ačiū, kad pasikvietei. Ačiū, kad sutikai atvykti. Tai tvarumas, darna, tokios temos, negaliu sakyti, kad jau taip visiškai niekam negirdėtos, turbūt vis labiau girdimos, bet tuo pat metu ir ganėtinai naujos. Tai Indrė, apskritai apie ką yra tavo pozicija organizacijoje ir ką veikia tvarumo vadovai organizacijose? Tvarumas taip iš verslo perspektyvos, jeigu žiūrint, tai yra organizacijos siekis veikti taip, kad įmonė darytų kuo mažesnį neigiamą poveikį aplinkai ir kuo didesnį teigiamą poveikį savo darbuotojams ir visuomenė apskritai. Tai mano pozicija ar kitų tvarumo vadovų pozicijos dažniausiai yra būtent apie šitas 3 sritis. Kadangi mes labai didelė organizacija, tai mes turim ir konkrečių sričių specialistus, ten, pavyzdžiui, kolegė, kuri yra atsakinga už aplinkosaugą, turim ne vieną kolegą, kurie dirba su atsinaujinančios energijos projektais. Na, o mano užduotis yra sužiūrėti, kad nebūtų praleisti svarbus kažkokie momentai, tas tokias užkaišytis skylės. Mhm. Tai klausausi tavęs ir skamba, kad klaidinga manyti, kad tvarumas yra vien tik tai apie tai, kaip mes rūšiuojam organizaciją ir kaip mes tik rūpinamės gamta, bet čia yra tas, kaip mes rūpiname žmonėmis, teisingai išgirdau. Taip, teisingai. Tai angliškai dažnai naudojamas tas trumpinys ESG. Tai būtent ta S raidė, social responsibility, socialinė atsakomybė ir yra apie darbuotojų gerovę įtraukti ir apie visuomenę. Tai tikrai, aš sakyčiau, lygiavertiškai svarbu. Žinoma, priklauso nuo organizacijos veiklos. Vienom organizacijom, jeigu jų veikla tokia gan tarši aplinkai, daug resursų reikalaujanti, tai jiem galbūt ta aplinkosauga bus svarbesnė tema, bet apskritai bendrai tikrai visoms įmonėms jų darbuotojų gerovė turėtų būti irgi labai svarbi ir patekti po tuo tvarumo strategiją. Iš tikrųjų kalbi ir aš galvoju, kad turbūt ne kiekviena organizacija susiduria su ta aplinkos tarša, ką ir pati mini, ir kad jie tada turės fokusuotis į tą socialinį kapitalą, daugiau savo darbuotojus, į savo žmonės. Ir jeigu taip anksčiau atrodė, kad tas tvarumas yra daugiau tas toks gal šiek tiek mados reikalas, kad kažkas apie tai šneka, kad mes esame progresyvi organizacija, dabar lyg tais jau tai nebetampa vien tik tai mada, tai jau yra kažkokie tais besikeičiantys reikalavimai. Ar organizacijos ir visos be išimties organizacijos kažkaip turės susijimti šitoj temai? Kas čia mūsų laukia toj netolimoje ateityje? Aš tai visą laiką laikausi tokios nuomonės, kad nesvarbu dėl kokių priežasčių, ar tai dėl mados, ar dėl reikalavimų, bet jeigu organizacija daro teigiamus pokyčius ir kažką naujo įsiveda, tai yra gerai. Man tai yra vis tiek puiku. Žinoma, jeigu tai yra nuoširdus noras keistis ir veikti tvariai, tai žinoma, rezultatai bus geresni, pokyčiai vyks sklandžiau, bet net jeigu tai yra dėl kažkokių tokių priežasčių daroma, aš vis tiek sakau, tai yra tikrai geriau negu nieko. O dėl pokyčių, tai dabar vyksta labai daug pokyčių būtent iš reguliacinės pusės, tai ES pasirinko tą tvarėją kryptį. Ir tikrai keičiasi daug sričių, arba, sakykime, daug sričių bus taikomi papildomi reikalavimai. Tai tie nauji reikalavimai priklauso nuo organizacijos dydžio ir veiklos pobūdžio. Tai mums, kaip organizacijai, kuri turi labai daug darbuotojų, turim daug labai prekių, ar ne, patys gaminam, patys pakuojam tam tikrus produktus, tai mums kaip sakoma, beveik visi reikalavimai tikriausiai nauji bus taikomi. Mažesniems organizacijoms tų reikalavimų bus mažiau, bet vėlgi, kaip ir mes, ar ne, pavyzdžiui, dalis reikalavimų yra taikoma mums tiesiogiai, bet tam, kad mes juos įvykdytumėm, juos įvykdyti arba suteikti tam tikrą informaciją, turi mums mūsų verslo partneriai.
kurie yra įvairaus tipo įmonės, įvairaus dydžio įmonės, labai skirtingai pažengusios tvarumo srityje. Tai sakyčiau, kad tikrai tie reikalavimai palies vienaip ar kitaip didžiąją dalį įmonių. Didelės įmonės galbūt daugiau, mažesnės šiek tiek mažiau. O kaip manai, organizacijos, kurios vis tik tai mažiau susijusios su tais aplinkosaugos klausimais ir net ten turi mažai taršos ir daugiau jų tos rizikos yra susijusios su to socialinė dalimi, su darbuotojais. Kokie iššūkiai čia gali slypėti ir laukti šitų organizacijų, kaip pati matai ar prognozuoji, į ką galbūt tos organizacijos jau dabar galėtų pradėti kreipti dėmesį, kad taip, kaip sakoma, ruoštų roges žiemai dar vasarą? Na tai pagrindiniai pokyčiai yra susijęs su informacijos atskleidimu. Tai kad reikės atskleisti gan nemažai informacijos apie darbuotojus. Tai įvairiausia informacija nuo įmonės, sakykime, darbuotojų pasiskirstimo ar sudėties pagal amžių, galbūt pagal lytį, skirtumus tarp atlyginimų, edukaciją darbe, tai ar ten, nežinau, mokymus kažkokius, saugą, traumas darbe. Tai va čia, sakyčiau, toks pagrindinis pokytis bus ir mažesnėm įmonėm, nes mes, kaip didelė įmonė, prašom savo mažesnių partnerių taip pat pateikti informaciją apie jų darbuotojus ir joms gali reikėti pačioms taip pat pateikti ir atskleisti informaciją apie įmonės sudėtį, kokio amžiaus darbuotojai dirba, kiek vyrų, moterų, kokias jie pozicijos užima, skirtumus tarp atlyginimų ir taip toliau. Tai reikėtų įsivertinti, pirmiausia pasižiūrėti, kokią informaciją bus privaloma atskleisti tai įmoniai pagal ES reikalavimus, galbūt pasikalbėti su verslo partneriais, paklausti, ar jiems reikės kažkokios informacijos netolimoje ateityje ir jeigu taip, tai pasižiūrėti, ar ta įmonė tą informaciją šiuo metu renka ar ne, ir jeigu nerenka, tai tuomet, pasigalvoti, koks būtų efektyviausias būdas ją surinkti. Nes, pavyzdžiui, vienas iš tokių duomenų, kurio organizacijos dažnai nerenka, tai yra laikas skirtas mokymams. Pavyzdžiui, ar ne, ir ypač pagal darbuotojų pozicijas, ar pagal departamentus, ar pagal lytį. O šitą informaciją, neretai tvarumo ataskaitose tikrai būna atskleidžiama ir aprašoma ją atskleisti. Tai tikrai rekomenduoju pasižiūrėti. Ir gal apskritai jau ir įvesti tą laiko mokymų, čia kai kuriam organizacijom, ar ne tik tai jį sekti. O tai mokymasis yra viena iš tokių gerovės temų, tarsi tvarumo dideliam plačiam skėti. Kas dar yra, kokios temos dar palenda po tvarumo, ta apibrėžtim ir yra susijusi su darbuotojų gerovė? Tai tų temų tikriausiai neišsemiamas sąrašas yra, bet tokios pagrindinės ir apie ką šiai dienai dauguma organizacijų šneka ir nuo ko galbūt pradeda tą kelionę, tai yra darbuotojų lygybė, įtrauktis, mokymai, sauga, sveikata. Tai viskas, ką organizacijos gali papildomai padaryti, ar ne? Negu, pavyzdžiui, yra tik privaloma, bet galbūt kažką papildomai gali padaryti, kad darbuotojai jaustųsi darbe gerai, būtų užtikrinama, kaip ir minėjau, lygybė. O gal tu gali iš savo organizacijos, iš iki patirties, kiek gali atskleisti, pasidalinti, ką jūs esat jau nuveikę, pavyzdžiui, lygybės įtraukties temose ar kitose darbuotojų gerovės temose? Aš kaip iki tvarumo vadovė esu gyvenus vieną tokį pagrindinį projektą. Tai mes neseniai atlikome lygių galimybių liniuotės tyrimą, kurį mums padėjo atlikti lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Tai apklausėm darbuotojus apie jų savijautą darbe, būtent vertinant iš lygių galimybių perspektyvos. Tai tikrai labai naudinga, rekomenduoju ir kitom įmonėm pasidaryti šį tyrimą, jis yra nemokamas. Tarnyba pateikė savo įžvalgas, komentarus, rekomendacijas. Tai mes neseniai atlikom, džiaugiamės rezultatais, bet yra žinoma vietų, kur ir pasitemti, kaip ir visiems. Tai su kolegom dirbam šiuo klausimu. O iki bendrai apskritai,
Tai daug yra nuveikusi, turime šaunių kolegų iš žmonių ir kultūros departamento, tai jie daugiausiai ir dirba tomis temomis, mes su jais tam tikrais klausimais kartu kažką įgyvendiname. Tai aš gal išskirčiau kelis. Vienas čia įtraukties, sakyčiau, sričiai buvo skirtas toks pagerinimas, tai nuo 23 metų visi darbuotojai dalyvauja darbo vertinimo pokalbiuose. Pusmetiniuose arba kasmetiniuose. Tai 23 metais 98% darbuotojų dalyvavo tame darbo vertinime. Tai kadangi, kaip ir minėjau, turim labai daug darbuotojų, 5,5 tūkstančio žmonių, kurių didžioji dalis neturi kompiuterių, neturi elektroninių paštų. Tai gan yra, toks sudėtingas procesas, žinoma, mes turim ar pamainos, ar parduotuvių vadovus, kurie yra atsakingi už tą procesą ir padeda tą įgyvendinti, bet vis tiek labai džiaugiamės šiuo pokyčiu, nes klausimai tame vertinime nebuvo tik tai apie kaip gerai ar kaip blogai žmogus atliko savo darbą. Mes klausime kolegų, kaip jie jaučiasi darbe, kas jiem patinka, nepatinka, kaip jie bendrauja su kolegomis, kaip jie mato savo ateitį iki, ar nori galbūt siekti karjeros iki ir jiem trūksta kažkokios pagalbos iš mūsų pusės. Tai tas klausimynas tikrai toksai visapusiškas ir leido gerai įsivertinti būtent tą atmosferą ir darbuotojų savijautą darbe. Tai ne tik tai kaip konkretus žmogus dirbo 23 metais, bet ir bendrą savijautą. Tai čia toks vienas iš pagrindinių pokyčių, o iki apskritai tai susiduria su to iššūkiu, kad mums sunku pasiekti darbuotojus, tai tas kryptime gan daug dirbame, tai dabar nuo naujų metų visi darbuotojai gali naudotis tokią MELP programėlę, tai jinai yra skirta komunikacijai su darbuotojais, kad darbuotojai galėtų lengvai pasiekti visas naudas, kurios jiem yra prieinamos. Vykdom darbuotojų apklausas, konkursus, pasinaudodami tos programėlės pagalbą. Tai tikrai daug lengviau traukti darbuotojus ir iškomunikuoti jiems svarbes žinutes. Tai puiku. Labai, labai ačiū, kad tu daliniesi tokiais praktiškais patarimais su kitom organizacijom, kuriom ta lygybė įtrauktis yra dar kol kas neatrastos temos ir yra tik tai žinia, kad čia reikės kažką tvarkytis, bet ką ir kaip ir nuo ko pradėti, tai tikrai ganėtinai didelis galvos skausmas. O ką patartum organizacijoms, kurioms vis tik tai tie terminai lygybė įtrauktis apskritai yra tabu? Pas mus nešnekama tokiam temam, neklausima darbuotojų, kaip jie jaučiasi, darbuotojai turėtų, aš labai čia leisiu savo pašaržuoti, bet ar ne, turėtų ateiti ir dirbti. Darbo vieta yra darbui. Ką patartum tokių įmonių, nežinau, vadovams ar pačioms organizacijoms, nuo ko jie turėtų pradėti? Taip, tai tikrai dėja, bet dar šitą temą yra tabu. Aš tai dar manau, kad dažnai jinai yra tabu, todėl kad tiesiog visi galvoja, kad viskas yra gerai organizacijai. Visi yra lygus, visi yra įsitraukę, kad pas mus tai diskriminacijos tikrai nėra. Ir, žodžiu, viskas yra puiku. Tai va čia gal tas pagrindinė klaida ir įmonės dėl to nenori keistis arba kažką daryti, nes taigi viskas yra gerai. Tai galbūt yra gerai, bet galbūt gali būti dar geriau. Tai tikrai yra daugybė tyrimų, manau, ir tu dar galėsi mane papildyti ar man pritarti, kurie rodo, kad įsitraukę darbuotojai yra geresni darbuotojai ir laimingi darbuotojai yra geresni darbuotojai. Tai pirmiausia, tą ir rekomenduoju ir pasidomėti, jeigu labai jau nesinori žengti tuo lygybės keliu, tam, kad suprastų įmonių vadovai, kad tai yra nauda ir jiems. Tai čia pirmiausiai tikriausiai, o po to tai yra tikrai daug ir gerųjų praktikų ir Lietuvoje turim daugybę įmonių, kurios yra labai pažengusios šioje srityje. Ir, kaip ir minėjau, turim daug ir nemokamų įrankių. Tai ta pati lygių galimybių liniuotė, puikus įrankis, ten yra tiek uždarų, tiek atvirų klausimų. Tai pasižiūrėti ir taip pamatyti iš tikrųjų, kokia yra situacija organizacijai, kokius komentarus darbuotojai palieka, tai manau yra tiesiog puikia pradžia prisijaukinti tą temą. Bet žinoma, ir prieš atliekant tokį tyrimą pirmą kartą, jeigu organizacijai nebuvo nieko kalbėti apie šitas temas, tai taip pat reikėtų truputėlį pakomunikuoti, kad ir darbuotojai suprastų, apie ką čia yra, kodėl mes tokią apklausą darom, kas bus po to.
sutinku su tavim, iš tikrųjų ta komunikacija prieš atliekant bet kokį tyrimą ir matyti po jo yra labai labai Mm. svarbi, siekiant darbuotojų nekelti kažkokio tai nesaugumo dėl darbo ar kas čia Mm. vyksta, o paaiškinti ir tai paskatinti jų tą didesnį atsiskleidimą. Tai lygybė ir įtrauktis, du terminai, ir ne, tai tarsi lygybė ir jau minėjai kai kuriuos dalykus, ten lytis, amžius, um, ir ten skirtingas išsilavinimo žmonių, ne skirtingos pozicijos, jų ten skirtingi poreikiai ir panašiai. O kas yra vis tik tai ten ta įtrauktis? Va čia turbūt labiau tokiais vijokliais apipinta ta Mhm. tema. Gal tu gali papasakoti kažkokių tais gerųjų praktikų, kurias arba jūs taikot, arba tu esi girdėjus kažkur kitos įmonės, kad darosi, nes kiek žinau, tu ir konsultaciniam versle prieš tai Mhm. darbavaisi, tai turbūt matei tokį jau platesnį spektrą. Būtent įtraukties temai, kokias tas praktikas galim taikyti, kad mes galėtumėm sakyti, kad mes esame organizacija, kuri įtraukia darbuotojus. Tai manau, minėtos tos, kaip čia, MEL programėlė ar ne, ar visą absoliučiai įmonę apimantis ir plataus spektro kažkokie metiniai pokalbiai, tai yra, manau, tikrai puikus pavyzdžiai įtraukties. Įtraukties tikslas, na, ir yra, kad darbuotojai būtų įsitraukę ir jaustųsi pilnavertį organizacijos dalim. Ne tik tai, kad jie ateina ir padaro darbą, bet kad jie yra, na taip, įsitraukia, apie tai ir yra, kad jie žino įmonės vertybės, pavyzdžiui, ar ne, ir jomis tiki, jomis vadovaujasi. Iki, pavyzdžiui, tam skiria labai didelį dėmesį, mes tikrai norim, kad, na, žmonės, mes labai tikim savo vertybėm, tai norisi, kad visi darbuotojai tikėtų tomis vertybėmis. Tai taip pat, kai darbuotojai yra įsitraukę, tai jie aktyviau galbūt duoda grįžtamą į ryšį, pavyzdžiui. Tai toks gali tiesiog atviresnis bendravimas, kai yra įsitraukę darbuotojai, bendravimas tampa atviresnis ir nuoširdesnis, toksai galima galbūt greičiau spręsti problemas, greičiau jas identifikuoti ir suprasti, na, iš tikrųjų, kaip ta mūsų organizacija veikia, kur yra mūsų stiprybės ir galbūt silpnybės. Tai mano rekomendacijos ir būtų pagrindė stiprinti komunikaciją visoje organizacijoje, tiek tokia, kaip sakykim, kad vadovai bendrautų ir komunikuotų su žemesnių grandžių darbuotojais. Mes irgi tą skatiname, kad apie įmonės rezultatus, pavyzdžiui, komunikuoja vadovai, bet jiems klausimus gali užduoti visi įmonės darbuotojai. Tam yra irgi įvairiausių įrankių ir nepriklausomai nuo organizacijos dydžio galima naudotis tais įrankiais ir, sakykim, anonimiškai, pavyzdžiui, paklausti, nes dažnai gali būti nedrąsu žmonėm tiesiog gyvai paklausti klausimą, kuris galbūt yra, pavyzdžiui, nelabai patogus. Tai tiesiog užtikrinti tą įvairovę, kaip darbuotojai gali komunikuoti su savo tiesioginiais vadovais, su galbūt kitais departamentais, kad žmonės pasitikėtų tais įrankiais ir, na, skatinti darbuotojų pasitikėjimo organizaciją, kad jie jaustųsi joje saugiai. Ką organizacija daro iš tų jautrių lygybės ir įtraukties temos pusių, pavyzdžiui, žmonių su negale įdarbinimas, žmonių su kažkokiais psichologiniais sunkumais, ten įdarbinimas arba parama jiems. Gal irgi čia turi kažkokių tais įžvalgų ar pasidalinimų, kaip galima tvarkyti su tokia ganėtinai jautria informacija ir jautria darbuotojų grupe. Aš manau, kad svarbiausia tai yra edukacija. Kaip bet kokią naują temą pradedi vystyti organizacijai, lygiai tas pats yra ir su tvarumu. Bendraja prasme, ar ten aplinkosauga, ar ne. Tai labai yra svarbu edukuoti darbuotojus, kad jie suprastų, kad ką mes darom, kodėl mes darom, koks čia dabar pokytis bus. Čia turėtų galbūt būti pirmas žingsnis, ką jau ir prieš tai kalbėjom, ar ne, apie tą apklausą, tai irgi vis laik svarbu ta komunikacija ir edukacija. Tai tiesiog, jeigu įmonė nusprendžia daugiau dėmesio skirti kažkuriai darbuotojų grupiai arba pastebėjo, kad jau yra poreikis galbūt organizacijai daug žmonių ar ne, dirba turintis tam tikrą negalę, tai tiesiog edukuoti kitus kolegas, kad mes turime arba norime turėti tokių žmonių savo tarpe, esam įvairovę vertinanti organizacija. Ir taip pat yra įvairių iniciatyvų, yra organizuojama tokia kaip Duodai,
Tai jos metu įmonės gali pasikviesti pas save padirbti žmonės su negale ir kad jie pasimatuotų, sakykim, tą darbo vietą. Tai tikrai labai puikus projektas. Ir taip pat, jeigu, sakykim, organizacija svarstytų, tai galėtų susisiekti ir pasimatuoti, ar ne, tą darbo vietą. Ir nebijoti iš tikrųjų, nes visi mes esam, kaip čia žmonės, visi turim kažkokių tai savo asmenybinių niuansų ir kažkaip visi susitvarkom. Tai lygiai taip pat ir su įtom jautresnėm žmonių grupėm, manau, tikrai galima atrasti būdus, kaip juos įtraukti ir paversti pilnaverčiais organizacijos nariais. Vienareikšmiškai mes galų gale dirbam labai mažoj darbo rinkoje, kur ten to pasirinkimo darbuotojų yra netiek jau ir daug ir organizacijos turėtų ir ne viena jau turbūt ir suka galvą apie tai, iš kur gauti tą kompetenciją, tą resursą, kuris galėtų atlikti užduotis ir neretai žmonės su skirtingom negaliom, jie gali būti kuo puikiausiais darbuotojais tom kompetencijoms padengti. Taipogi, nežinau, kažkokios gerosios praktikos iš apmokymų pusės negali būti integruojamos, kaip padėti tą kompetenciją užauginti ir sukurti tą darbo vietą susijusią labai gražiai su įtrauktim ir su lygybė. Taipogi turbūt ir ta neuroįvairi komanda, ar ne? Dabar tas neuroįvairus yra toks irgi populiarėjantis terminas ir tu gražiai paminėjai, kad mes visi tam tikrų įvairumų turim ir vieni jie turi mažiau, kiti daugiau, vieni jie turi labiau išreikštus, kiti mažiau išreikštus. Tai vadinasi, tas edukavimas labai svarbu. Tam vadovui padėti suprasti, kad taip gali būti žmonių, kurie yra, pavyzdžiui, jautresni, ne, ten mažiau emociškai stabilus, gali būti žmonių, kuriem sudėtinga galbūt bendrauti, komunikuoti toj komandoj, bet jie puikiai atliks savo darbą, ne, ir taip toliau ir panašiai. Tai vienu žodžiu, jeigu mes paruošiam labai gerai dirbą, tą pačią vadovų komandą, jie tada tikrai, matyt, sėkmingiau gali užtikrinti tą visą politikos įgyvendinimą jau plačiu organizacijos mastu. Dar svarbu ir įrankius turėti tinkamus ir prieinamus visiems. Tai jeigu apie negalę kalbam, tai irgi žiūrim kokią negalę, žinoma, bet galų gale nuo fizinio patalpos pritaikymo iki galbūt kažkokių tai darbinių dokumentų prieinamų, ar ten brailio raštu, ar kitų kažkokių tai formatų. Tai iki mes turime gan daug darbuotojų iš Ukrainos arba apskritai ne lietuvių čia kilmės, tai daug mūsų dokumentų yra dvikalbiai. Super, gerosios praktikos. Gerai, tai dabar įsivaizduokim tokią organizaciją, kuri, sakykime, mielai priimtų tuos pačius kitataučius darbuotojus, turi irgi dvikalbės sutartis, darbo dokumentus reikalingus, atlieka apklausas organizacijai, ir kažkokias kitas tavo paminėtas gerasis praktikas taikosi. Tai kaip jiems suprasti, ar dabar jie jau atitinka čia tuos reikalavimus tvarumo politikos, ar netitinka, ar yra čia kažkokie tais KPIs, tikslai, ar ten kažkokie kriterijai, nežinau, tos dėžutės, kurias ta organizacija galėtų atsidaryti ir pasižiūrėti, aha, čia turim, viskas tvarkoj, mes esam tvari organizacija. Ar vis tik tai ne ir čia dabar toksai dar, nežinau, ore kažkur beskraidantis dalykas, tas tvarumas? Sudėtingas gan klausimas. Aš sakyčiau, kad niekada tikriausiai negali taip susidėti 100% paukščiukų ir sakyti, kad taip mes esame jau 100% tvari organizacija, visą laiką yra kur stengtis ir ką tobulinti. Bet bendrai tai priklauso labai nuo įmonės tvarumo tikslų ir tvarumo strategijos ir tų pačių KPIs. Tai įmonė turėtų pirmiausia pasigalvoti, kas jai yra svarbu ir ko jinai siekia šitoj srity. Vėlgi labai pažengę, jie jau turės kažkokius tai sudėtingesnius tikslus, detalesnius, galbūt pritaikytus netgi arba kalbančius apie kažkokias mažas darbuotojų grupės. Pradedančioji įmonė galbūt nusistatys tokius bendresnius, galbūt tikslai bus, pavyzdžiui, tik tai išsimatuoti kažką, ar ne, išsimatuoti skirtumą tarp atlyginimo, ar ten pradėti sekti mokslui skirtą laiką. Tai labai priklauso nuo įmonės strategijos, bet žinoma, galima tikrai pasižiūrėti į
tvarumo ataskaitų reikalavimus, ko tenais prašo, yra paskelbti ir tokie kaip savanoriškų ataskaitų teikimo reikalavimai, nereikalavimai, savanoriški, bet kaip čia, gal rekomendacinio pobūdžio tokie reikalavimai mažoms vidutinėms įmonėms. Tai galima tikrai pasižiūrėti, ko prašo arba ką rekomenduoja atskleisti ir pasižiūrėti, ar tai įmonė atskleidžia arba turi ką apie tai papasakoti. Jeigu, pavyzdžiui, yra prašoma tvarumo ataskaitos arba rekomenduojama atskleisti, kaip jie užtikrina darbuotojų įtraukti, arba kaip jie užtikrina lygias galimybės, arba kaip vyksta, nežinau, pranešimas apie kažkokias tai netinkamo elgesio situacijas, ar yra kažkoks pranešimų kanalas. Tai tiesiog žiūri ir vertini, tai ar mano organizacija tą turi, ar neturi, arba jeigu turi, ar tai iš tikrųjų yra funkcionuojantis dalykas. Pavyzdžiui, jeigu tai yra anoniminis pranešimų kanalas, tai ir jeigu jisai sulaukia 0 pranešimų per metus, tai reikėtų tuomet įsivertinti, ar jisai sulaukia 0, nes niekas apie jį nežino, ar nes niekas jo nepasitikė, ar tiesiog iš tikrųjų yra gera situacija. Tai svarbiausia yra būti sąžiningiam su savim ir tuomet ir galėsi tikriausiai pasakyti, kad aš jau tikrai tvarus. Tai jeigu tikrai iškomunikuoji visiems apie, sakykime, tą patį ar ne, pavyzdį, kur kalbam pranešimų kanalą, visi žino, pasitikė ir tikrai nesulaukia nei vieno pranešimo, tai tuomet puiku. Tai pabaigai pats paskutinis klausimas. Ir dabar galvoju, klausytojai tavęs klausosi ir galvoja, Indrė čia pasakoja, kad yra kažkoks dokumentas, kur aš galiu pasitikrinti, o tai kur jį rasti? Taip. Nuorodas dabar tikrai nepasakysiu. Galit man žmonės parašyti per LinkedIn. Aš atsiųsiu. Bet čia vienas iš iššūkių, tikriausiai mes šiek tiek pokalbio pradžioje kalbėjom, kokie yra iššūkiai. Tai dėja, bet dokumentų yra daug tvarumo srityje ir taip reikia mokėti juos skaityti. Bet aš šiaip labai rekomenduoju pasižiūrėti tiesiog Lietuvos įmonių tvarumo ataskaitas ir pažiūrėti, ką jie veikia, arba tiesiog puslapius internetinius, ne visos turi konkrečias ataskaitas. Ir iki, bet yra ir daugybė tikrai kitų įmonių, yra ir tvarumo reitingai, ir tvarumo apdovanojimai, tai įvairūs, tai galima pasižiūrėti, kas tose tvarumo apdovanojimuose arba reitinguose pirmauja, žiūrėti tų įmonių tvarumo ataskaitas ir tai bus puikia, sakyčiau, tokia pradžia, jeigu ši tema yra nauja. Super, ačiū labai už nuostabų pokalbį, labai įdomų pokalbį ir aišku puikų patarimą pabaigai. Tai aš irgi mėlyms klausytojams linkiu sekti tų gerųjų praktikų, domėtis, žiūrėti, ką daro kitos įmonės tvarumo srityje ir aišku patiems judėti tvarumo žingsnis, nes tai apsimoka. Ačiū, kad šiandieną buvote su mumis ir iki pasimatymo kitose laidose. Ačiū. Iki.